Lietuvos laiku išgyventa dar viena košmariška naktis. Vaizdelis už durų. Kas čia per daiktas toks guli? Šliūžas mūsų užpuolė. Atrodo. Šliūžas. Šliūžas. Mūsų užpuolė siaubingas šliūžas. Jisai bandė prasibrauti mums į palapinę ir mus suėsti. Tai košmaras. Bet mūsų apsaugojo šitą setką. O, čia upė yra. Kodėl aprasoja viskas. Vaizdas toks. Yra pasikorė kažkas tai ant balkio. Motociklistai du pasikorė. Viskas šlapia. Šliūžai puola. Motikas mešluotas. Baloj nuskendo vakar iki pusės. Dusrelkė darė Bet nieko. Lietus baigėsi. Naktį čia medžiai lūžinėjo. Triokšt. Toks rytas mūsų ištiko. 11:56 Lietuvos laiku. Laižomės žaizdas vakarykštės. Deginam laužą, džiovinam rūbus, nelabai išdžius. Bet kažkas išdžius. Palapinė vos gyva. Po vakarykštės nesąmonės. Deginam laužą. Nes nėra kur skubėti. Kelias šūdinas išvažiuoti sudėtinga bus. Reikia laukti. Va, koks kelias. Vakar balas iki kelio buvo. Ten upė. O mes, priminsiu, esame Vengrijai. Vengrijos miškuose. Esam čia. Jeigu ką prispirs bėda ir nežinos, kur nakvoti. Galėsit paukščių pažiūrėti, pavaistyti gėlių ir pažiūrėti tiltą, bet aš jo čia nematau. O rajonas toks, kažkoks tai. Ir tokia aikštelė čia įrengta. Galima daryti, ką nori. Ir yra pastogė nuo lietaus. Kas išgelbėjo vakar mums gyvybę? Kas išgelbėjo vakar mums gyvybę? Na. Gerai, atrodo. Daiktus gali džiovinti, pipišką kepti. Viską galima daryti. Tik kad per tolin tau iškepti. Es iškepti. Palaisi. Tai aš padžiovinsiu šitą iškepti. Nenoriu, nes man išsikeps pipišką. Buities scena. Jau tradicinė tapusi rubrika. Gavosi nekas. Kažkodėl sudegė. Ir kodėl neaišku. Gal per karštą ugnį padariau. Tai yra per arti laikiau, ne per karštą ugnį padariau. Turbūt per arti laikiau. Nu ką reikia dapilti? Tepalo į motiką. Labai lygio netikrinu. Kažkiek yra. Dapinam dar truputį. Kelias su tokiu bibuku. Lengva dapilti, nereikia vežiotis kažkokios papildomos priemonės. Sutepsim grandinę. Padariau tokį daiktą, kad būtų patogiau. Atsuki taip. Nuo įžo paėmiau seną. Ir tepu, nes per lietų labai nusausėja jinai. Nusausėja jos oda.
Taip ir tepu. Po to pasuku ratą. Nėra tokia bloga situacija. Tiek techninio aptarnavimo. Krapštybos beveik baigtos. Šiandien tik 180 kg. Nes iki tolesnio taško iš 400 užknėsą važiuoti kasdien. Daug kilometrų. Vėl Vengrijai liks. Nesinori, bet nėra išeities. Lietaus nėra, liūdna, bet tikimės, kad bus. Einam pažiūrėti kelią, kaip atrodo. Ar pavyks išvažiuoti, ar ne. O kelias ten. Šūdinas kelias, slidus labai. Purvas tas jau vietinis, jau net pirmą kartą kliūtė. Bet gal geriau negu vakar. Plika padanga galinė jau. Būtų ne plika, tai gal nieko. O tai čia didelė kilpa? Kuri? Nu ten paitas prie. Atrodo, šitai, jeigu nes ten nereikėtų taip sukoti, čia trumpiausiai negu per kaimą susukojimą. Nu, pažiūrėsim, koks kelias ten. Bet aš įtariu, kad jis ten ne taip rodo, kad ten reikia drusku. Taip, bet vis tiek ten 2 kilo. Čia vienas. Nu ką, reikia per purvynę važiuoti. Įspjausiu nuotykas. Keturiolika 50 Lietuvos laiku. Buvau įlindęs į šitą balą, kaip iki gerklės. Čiut ištraukėm motiką. Nežinau, kaip įsikrapštyti. Limpo tas purvas. Prie ratų. Pastumt neišeina. Bandyti per dieną įsikrapštysim. Nu, užsivės, jam irgi susda gali taip. Taip. Nešvinėjam truputį, kur bus numažduosi. Nu, viską.
Tai čia irgi toks. 15-17, nes dar neišsikrapštė. Dar medis nužuvęs buvo, dėdė pranešė kažkoks. Vietinis patraukė tą medį. Bandysim toliau žaisti. Baigėm, davažiavom kažkokį kaimą. Nutrūko sankabos trosas. Pyzė, vidury miškų. Nesėkmė po nesėkmės. Tiesioginė retransliacija iš skraidančios lėkštės nusileidimo vietos. Tik tai per apkiautėlių būdo žurnalą. Trosas buvo pataisytas, šiaip taip. Letenytės yra tokios, jau aišku išsitrynė visur. Neparodžiau kaip taisiau, nes reikėjo skubėti į Lidlą, nes jis dirba iki 7, tik tai šiandien sekmadienis yra. Ir mūsų baigėsi antra savaitė keliavimo. Nesėkmės vis nepalieka mūsų, kažkodėl tai. Žiūrėsim, kas nepasiseks toliau. Gal pupanautai šitie nusileidę mums atneš sėkmę. Nauja nakvynės vieta. Galima bus laužą deginti, kažkas atitysęs bačką. Kas šiukšliadėžiai gero? Nieko gero. Nėra. Ten upė. Kažkokia tai. Yra nešvari maudytis. Neleidžia čia kažkodėl tai. Čia purvinė. Bet galima ir maudosi čia liaudis. Kad parašyta, kad negalima, tai nieko čia nereiškia. Tai tiek, ten pastogė yra, jeigu ką. Avių ganytojų kažkoks stogelis. O čia vietiniai domino žaidžia po šitų medžių galingų. Tylos, kai žmogus skęsta. Vengrijos platybės. Tokios jos. Poilsio stotelė čia tokia pas jos. Palei upę eini ten visokius, žiūri. Gėlikės, paukščiukus. Yra ten stendų visokių. Ką čia galima pamatyti. Tuoj parodysiu stendą. Bėgsiu greičiau. Va. Būrai gyveno. Tokie. Čia po to iškirto mišką ir pastatė tokią triobą. Ir dabar gyvena čia. Šiandien mūsų 15 kelionės diena. Jubiliejinė. Už tai išgeriam sulčių, mes visada geriam vynuogių sultis. Nes propaguojam sveiką gyvenimo būdą ir alkoholio nevartojame. Tai geriam sultis. Tai už 15 dieną. Okay. Geros sultis. Vengrijoje čia parduoda po 2 litrus. Ir kainuoja... Eurus kažkuo tai. Nu tai Ką, bankai? ne, litras. Eurus 50 kažkur išveičia. Nu 3 eurai 2 litrai sulčių. Vynuogių. Grinu. Tyrių sulčių. Tyrių sulčių.
Garšygi, taip pat galim mūsų rubriką latvių kalba. Jau mokiau tą žodį turbūt. Kokį? Nu, garšygi. Garšīgi jau. Skanu. Nu, priminsiu. Garšīgi yra. Nu ir Ir labai garšīgi. su vaizdu į jūrą palydim šią dieną 15. Su sugedusiu trosu, nutrūkusiu. Su nuskendusiu motiku baloj. Jį atlaikys. Kas? Jį atlaikys. Tai laiko. Papildys. Nu, pylės taip pat galim pamokyti. Čia yra antis, bet tas žodis telšiuose naudojamas. Šiaip tai čia nelatviškas žodis. 21-26 Lietuvos laiku mes kuriam laužą. Vakaras dar nebaigtas, nes yra švenčiama 15 kelionės diena. Šiandien šventė vynuogių sula liejasi laisvai. Ir mes laimingi, nes išgyvenom 15 dienų. Ypač paskutinės 3, ypač ekstremaliom sąlygom. Kai ji buvo nuskandinta 2 kartus baloj ir ištraukta. 22:05 Lietuvos laiku mes švenčiam 15 dieną mūsų kelionės. Užkūrėm bačkutę, pirties nebus, nes nepasirūpino niekas. Geriam sultis vynuogių. Ir atėjo laikas skelbti dienos pabaigą. Po didelių medžių, kurio jau nesimato, nes yra tamsu. Rytoj mūsų laukia 16 diena ir 310 km. 305, bet reiks sulčių nuvažiuoti nusipirkti. Nes vanduo mūsų kūno pagrindas, be kurio mes neegzistuotume. Tai ir uždarau, akumuliatorius sėda, mano kameros, super kameros, Gucci kameros. Ir atsisveikinu. 15 diena skelbiama baigiama. 15 diena skelbiama pabaigta, jeigu tiksliau. Filmui pabaigta, bet mums dar ne. Rytas. Palapiniai. Minčių nėra. Tai nieko ir nesakysiu. Tik tai, kad prasidėjo 3 savaitė. Šiandien. 12:50. Lietuvos laiku. Labai ilgai užtrukom šiandien krapštytis. 305 kilai šiandien iki Slovakijos ežero. Kur buvom? Tik prieš išvažiuodami. Kažkaip į benzą sumažėjo. Keista. Išėjo priduot bombų vidin.
Reiks eiti ieškot. Sėdžiu jau 15 minučių. Keista. Kas per nesąmonė. Tu buvai? Trūkai buvai didelė lietai. Nesąmonė. Buvau. Aš žinau, tai aš išėjau ieškot. Kokių 15 minučių. Prabuvau, jeigu ne 20. Tai labai greitai. Kas greitai? Tai eilės ten, labai. Tai nepasiteisė. Nu, bet tai buvo. Kad saldainių galvojau pusę parduotuvės nupirksi. Tik saldainių paėmė. Tai ką, buvo iš ką rinktis, viskam truputį, nes ten. Ir mes jau Slovakijai prie Kauflando. Štai mat. Ir važiuosim prie to ežero, nuo kurio viską pradėjom. Ratas užsidarys. Ratas užsidarė. Mes vėl ant to kelmo. Ir 4000 kilų yra nuvažiuota šiai minutį. Jėzus leidžiasi, sveikina mus. Reikia eit malkų rinkt nakčiai. Ai, čia nereikia, čia pilna po kojom. Nereikia rinkt malkų. Paruošt, bebrai prigriaužė. Kūrėm laužą ir einam miegoti. Skelbiam dienos pabaigą. Šiluma apleido šį pasaulį. Vėjas ir šaltis. Rūkas dar kažkoks. Kur šiluma, kur vasara. Sako globalinis atšilimas. Bet iš tikrųjų vyksta atšalimas. Jau saulės nematom 5 parą. Tik lietus ir šaltis. O diena 17 turbūt šiandien. Ir yra antradienis. Ir vaizdelis nekoks. Va koks jisai levas. Kas ten per rūkas toks? Neaišku. Kas užgesino saulę? Mūsų užpuolė skudrės. Lizdą padarė ant palapinės. O duros, a? Ką jūs čia? Ar nori įlįsti palatkę ir mūsų suėsti? Kolonija padarė visą palatkę, apiplūdo. Šitam vaizdėjos tai daro. Rytinis procesas vyksta. Uodas yra toks. Radau prie ežero. Visą apskrūdusi. Nuvaliau ir štai naudojamas. Antrinis panaudojimas yra labai gerai. Ten kava kažkokia labai keista. Iš Juodkalnijos. Smulkiai malta ir keista skonio. Nemėgėjas kavos, bet kolega rytais geria. Ir bulkų visą krūvą. Po 8 centus jos. Pigiausia, kas buvo. Skirelis mūsų nenudžiugino šį kartą. Atsargiai. Pigiau. Taip
Ir, ai, nudžiugino šiaip. Taip, biškį. Nu, jo. Normaliai. Taip. Padanga visa susiguzavo. Sutrukinėjo, susiguzavo. Pirkta nauja padanga, mankiai. Nepirkite mankėje padangų. Šūda tokį įbruką. Sutrukinėjo iškart, kai buvo sumontuota. O dabar guzais visą nuėjo. Tikiuosi davažiuosiu. Tikiuosi, nes proksinai važiuojant. Žiūriu garsus keistus leidžia. Išmetimui. Reiks oro pamažinti, kad nesproktų. Išvažiuojam iš čia, kur raktą. Taip, gal. Viskas kol kas. Šiandien iki Riešutų ežero. Lenkijai 200 km. Prasidėjo lietus. Pasiekėm Lenkiją. Ratas vis daugiau ir daugiau išsidaro. Daugiau ką? Nieko. Prieš paskutinę nakvynės dieną grįžom ten pat vėl. Į geriausias vietas. Ji dar gyva, padanga dar nesprogo. Liko 700 kiek? Nu, virš 700 kilo, ja, kažkur. Apie 800. Padanga gal atlaikėti. Išvadas darysim rytoj. O gal šiandien kelionės išvadas darysim. Bus matyti. Šiandien bus šventė kaip ir kiekvieną vakarą. Nors ne kiekvieną išeidavo. Bet išeidavo kiekvieną. Laužas, šiukšlių krūvos visur. Ir darysim išvadas iš kelionės. Prie sulčių bonkės. Sulčių irgi turim.
18 diena. Kaip nekeista šiandien saulė. Nes atvažiavome į Lenkiją. O Lenkija yra šiaurėje. O pietuose šalta, o šiaurėje šilta. Darom išvadas, nėra ko važiuoti į tos pietus. Reikia važiuoti į šiaurę, ką patvirtino kelionė į Suomiją. Buvo karšta virš 30. Ir jokio lietaus. Taip, kad važiuosim dabar tik į šiaurę. Kaip šudinai kaip atrodo. Lietuvoje išnykęs. Suėda vabalai, bandžiau sodinti. Be šansų. Tokie jie, kaip iš kitos planetos dygliai. Sodinukų paimčiau, bet jų šiemet nėra. Pilna pakrantė mėtasi. Riešutų. Štai pavadinam šitą riešutų ežerą. Daugiau niekur nemačiau. Visur jų pilna. Įdomu, gyvi, negyvi. Bet jeigu plaukia, turbūt nelabai gyvi. Užlipsi su koja, tai pradurs gerai. Dygliai aštrus. Čia kad jų neėstų turbūt. Paimčiau sėklų, bet manau, kad jos papūvusios. Gyvos turbūt dugne mėtusi. Pasisėjusios jau. Taip, tai pilnai plaukia. Bet ūglių nesimato. Šiandien 354 kilai. Iki paskutinės nakvynės vietos Lenkijai. Ir paskutinė diena kelionė. Tai rytoj jau namie. O vėl pavarai. Kodėl taip yra? Kad motikas nenuvažiuotų. Kodėl taip įvyko? Niekas nežino. Pamiršau per naktį kaip. Trylika 37 Lietuvos laiku sustojam pamišti rūmuose, štai šituose. O ten rapsų laukai. Pagaliau saulė šviečia. Ir yra truputį šilta. Kilometrai eina labai lėtai, nes kaimais kažkokiais važinėjom, bet įdomiau negu trasa. Pažiūrim, kaip Lenkai gerai gyvena. Kokie jų dideli namai ir prabangus automobiliai. Ten tūsų aikštelė, šiaip važiavė yra ir palapiniauti galima. Einu pažiūrėti. Pakelės tūsų vietą. Gal ir nieko. O mes važiuojam toliau. Uždarė mūsų į kalėjimą. Su zekais. O šiaip lietus.
šlykštas iš debesies. Labai reiti ir dideli lašai. Turim slėptis, nenorim šlapti jau. Rūbus tingim dėti, gal depozito prisirinksim. Nes Lenkijai, kaip žinoma, irgi jau depozitas. Uždarė į kalėjimą. Blogai elgėsi. Fakus rodė visiems, pravažiuojantį. Tai dabar parų davė. 3 paras kalėjimą. Paskutinę nakvynės vietą gavom lietaus truputį. Ir galim pabaiginėti kelionę po truputį. Padarysim šiandien išvadas. Iki namų liko dar virš 300 km, mes prie Bielostoko, nedavažiavus 50 km turbūt iki Bielostoko. Labai tiksliai. Taip. Ir rezimuosim šiandien. Išvadas darysim. Kas blogai, kas gerai. Prabėgus 2 minutėm nuo atvažiavimo jau ūkis visas atviras ir vyksta apkiautelių virtuvė. Su priekinė padanga situacija yra tragiškai avarinė. Tai primazojau. Visur guzas ir įtrukimas. Tokio. Štai iš Kitaicų atsiųstų daiktų. Gliuja, tyrė, repair. O, kažkoks toks. Jeigu kas kiniškai moka, galėsit instrukciją peržiūrėti. Aišku, nieko gero iš jo. Paprastas germetikas. Bet kai situacija tragiška, guzas ant guzo. Guzinas. Kai kur tokie guzai, kad ir trūkimai, kad jau nežinau, keista, kaip jinai dar ne sprogo. Taip, kad patarimas, čia pats didžiausias guzas. Išsprogimas. Nežinau, kaip jį pademonstruoti net. Kur ta kamera? Guzų guzas. Čia. Tarp guzų guziausias. Aišku, jis ne vienintelis, bet 1 vietą užima tas. Yra dar 2, 3 ir 4. Taip, kad nepirkite nekokybiškų prekių iš Mankiaus, nes baigsis taip, kaip man, su tokiais plyšiais. Va, pademonstruosiu. Čia dar ne pats mažiausias plyšis. Šito net netepiau, nes jisai yra mažas. Visą padangą taip nuėjo. Ir iš pat pradžių tik sumontavo šiaip taip. Montuotojas kankinosi. Kieta kaip akmuo. O po to strukinėja, dar galinė yra. Nežinau, ką su ją daryti. Išgelbėjo tik kiniečiai. Aišku, gal nieko ir neišgelbėjo. Bet morališkai taip. O, ten kažkokia. Automobilis. Gal mus paryžti. Stipriai šviečia lempom. Įtartinai. Bet jis čia ne prie ko. Ir kaip žadėjau reziumaciją kelionės šiandien. Nu va, tai reziumuojam kelionę. Iš jūsų triusikų liks tik tiek, jeigu važiuosite motociklu, keliausite, tai yra motociklu. Reikia iš naujo. Išjungiam. Nu va, ką kelionė išaiškino mums. Jeigu keliausite motociklu, iš jūsų triusikų liks tai. Tik tai, va, kokie jie. Galiu pademonstruoti šardė. Apkakoti, apsisioti, suplyšę. Kiti kabės palaidai ant krepšio. Jeigu turėsite 2 pasiėmę. Šlapsite, šalysite. Ko dar?
būsite nešvarus, skęsite balose, bus susukti pečiai ir pirštai nudžiūvę. Nu gerai, čia užtenka. Ką dar? Apibrėžėm pojūčius, o dabar galim kiniškas prekes apžvelgti. Kiniški krepšiai už 43 eurus. Labai neblogi. 10 balų. Tik tai reiks germetiko čia prisivaryti, nes pribėga į vidų vandens. Šitas krepšys didysis už 18 eurų. Iš kiniečių. Kaip ir nieko, bet labai plasmasė plona ir tas kablys. Niekaip jis nenori užsikabinti, jeigu perkrauni krepšį, tai reikia privartauti. O jeigu firminis krepšys, tai yra dėžė bagažinės, tai prievarta visada užrakinama. O šitas reikia įkalbinėti, užrakini iš 10 kartą. Taip, ką čia dar mes galėtume apžvelgti? Ai, kaliošai. Kinietiški. Pastoviai tokie už petaką. Neišpokinėti, nes jie smirda ir purviniai. Gerai. Pasiteisina kaliošai. O kiti kaliošai iš 2,60 nepasiteisina. Suplyšo po pirmo smūgio. Motociklo uždengimas nuo kiniečių. Tarnauja 3 metus, bet šiaip plyšta paprasta celofano gabalą. Ką čia dar apžvelgti? Kinietiškas stiklas. Visai nieko. Tarnauja ir bėdų nėra. Triusikai. Ne kinietiški triusikai. Stiklas papildomas. Geras daiktas. Šitam pretenzijų neturiu. Apsaugos rankų visai neblogos už 6 eurus. Irgi pasiteisino, ko čia dar kinietiško yra. Leva apžvalga. 21.13 paskutinis palapinės statymas šią kelionę. Atsisveikinimo statymas. Lūžo pagalys. Jis jau trupa ten. Palapinė pastatyta. Paskutinis statymas šią kelionę. Lenkijos laukuose. Dangus mėlynuoja. Mėnulis šviečia. Varlės kvarkia. Visi išlydi mūsų kelionę į Kalnapilį. Turbūt skelbsiu kelionės pabaigą. Nors dar rytoj 300 kilo virš, bet manau nieko neįvyks ypatingo, jeigu tik padanga priekinė net laikys. Bet atlaikys, kur indėsis. 8:22. Lietuvos laiku, aišku. Rytas paskutinis. Tikėsimės lietaus, liūčių. Paskutinė diena turi pasižymėti savo ypatingumu. Nuvažiuoti yra likę 300 kilo, jau turbūt sakiau. Ir viskas. Kelionės pabaiga.